Labas vakaras visoms. Labas vakaras dar kartą Smagu, ir kad pradedam. online susirinko. Kitos, kurios žiūrės įrašą, jeigu turėsit klausimų, tai rašykit man arba Indrei. Mielai atsakysim. Toj pasidalinsiu skaidrėmis. Tai matos, Indrė? Man taip, bet dar ne prieš ekraną. Tai. Dabar turėtų būti gerai. Taip, viskas gerai. Tai šiandien kalbėsim, kaip parduoti save, savo idėjas, patirtį, ekspertiškumą klientui, darbdaviui, socialiniuose tinkluose ir taip toliau. Nes pardavinėjam save iš tikrųjų nuolat. Ir pardavinėjam ne tik mes, bet ir mūsų vaikai pardavinėja savo idėjas, kaip jiem reikia šuniuko, kačiuko, kaip jie nori kažkokį žaislą nusipirkti. Ir jie tą daro taip nuoširdžiai, taip įtikinamai, kad labai dažnai mums tokias emocijas sukyla, kodėlgi jam nenupirkus kažko, ko jis labai labai nori ir prašo, nes pateikia tiek dalykų, tiek įrodymų, kad jiem iš tiesų to reikia. Tai galėtume netgi kartais ir pasimokinti tą daryti iš jų. Trumpai apie webinaro taisyklės. Tai planuojam užtrukti apie 1–1,5 valandos. Jeigu nebus labai daug klausimų, tai šį seminarą vesim mes su Indre. Taip pat kažkur šalia bus mano šuniukai, tai jeigu jie labai pradės loti ir triukšmauti, išjungsim mikrofoną. Prašysim visų išsijungti mikrofonus, kada nešnekat. Jeigu norit kažko paklausti, rašykite komentarus, būtinai atsakysim, arba jeigu būtent apie tai, ką kalbėsim, naudot reakšinį mygtuką ir pakelt ranką. Tai žinosim, kad turit kažkokį svarbų klausimą ir būtinai pasistengsim jį kuo greičiau atsakyti. Ir webinaro gale turėsim specialų pasiūlymą, tai tiem, kas pardavinėja paslaugas, tą išgirsti, manau, naudinga, nes tai vienas iš pardavimo būdų. Tai einam toliau. Tai kas mes esam su Indre, esam Mentorės LT įkūrėjos ir esam sėkmingas raktas į jūsų verslą. Tai abi esam sukūrusios po keletą skirtingų sėkmingų verslų, turim po 20 metų sėkmingų pardavimų patirties, kas yra labai svarbu, ir abi esam sertifikuotos coachingo specialistės. Jau daugiau nei 5 metus konsultuojam skirtingus verslus pardavimų, reklamos, plėtros klausimais. Mūsų asmeninėse konsultacijose ir vedamuose mokymuose sudalyvavo virš 5000 moterų ir vėl nepakeitėm, Indre, kurios sėkmingai kuria ir plėtoja savo verslus. Tai su mūsų pagalba daugiau nei 50 moterų sėkmingai išėjo iš samdomų darbų į savo sukurtus verslus ir padėjom jau daugiau nei 100 solo verslų augti. Taip pat esam subūrusios moterų bendruomenę Sėkminga aš. Tai labai smagu matyti, kad daug moterų yra iš mūsų klubo. Klubas gimė dėl to, kad po mūsų mokymų moteris klausdavo, kas toliau, negi mus paliksit, mes norim į toliau mokintis, gauti žinių ir taip toliau. Tai taip gimė Sėkminga aš. Taip pat esam sukūrusios 2 knygas Verslios moters užrašai ir net 397 afirmacijų knygą Pritrauk svajonių gyvenimą. Jau šios abi knygos yra išverstos į anglų kalbą, tai eisim ir į užsienio rinką. Ir paskui, manau, tikrai galėsim pasidalinti, kaip mums sekėsi ta kelionė ir kaip galit jūs tą patį padaryti. Tai tikime, kad ir tu gali sukurti savo svajonių verslą. Ar sukurti savo svajonių verslą, atsiprašau, Ingai sterpsiu, ar susirasti geriau apmokamą darbą, ar susirasti savo svajonių darbą. Kiekviena moteris, tikim, ir apskritai kiekvienas žmogus gali pasiekti savo svajonių, tiesiog jom žmonėm reikia patikėti jom, kad gali ir imtis veiksmų. Tai, o kaip daryti, bet mes šiandien kalbėsim būtent apie kaip parduoti save, savo idėjas, patirtį ir taip toliau. Taip, Inga. Tai pirmas dalykas yra labai svarbu žinoti savo ypatybės ir vertę. Ir per visus mokymus tą irgi labai dažnai išskiriam ir turbūt jeigu skaitot apie darbo pokalbius, visada yra klausimas apie jūsų ypatybės, vertės, stipriasias pusės ir taip toliau. Tai tą įsivardint pačiom yra labai svarbu, kad, nežinau, atsikėlusios naktį galėtumėt pasakyti, kokios jūsų yra stipriosios pusės. Taip pat paklauskite artimos aplinkos, kokias jūsų stiprybės išskiria kiti žmonės.
ką jie mato jumise, ką jūs darot kitaip, kuo jūs esat pati ypatinga, kokias patirtis turit. Tai pas kiekvieną tikiu labai skirtinga patirtis ir kurioje vietoje jaučiatės stipri, ką mėgaujatės darydama. Tai tas stiprybės išsirašyti būtina. Labai dažnai ir per darbo pokalbius klausia, o kokios tada tavo silpnybės? Tai čia jau yra sudėtingesnė pusė, bet visada yra rekomenduojama silpnybės paversti stiprybėm. Tarkim, labai mėgstu tvarką. Ane? Ir tai man trukdo, nežinau, tinkamai, negaliu pradėti darbą, kol darbo stalas nėra tvarkingas. Tai kaip ir blogas dalykas, ane, kad tu turi susitvarkyti, bet iš kitos pusės tą tvarką ir švarą mėgsta daugelis žmonių ir tas yra labai svarbu. Tiek atliekant kažkokius darbus, estetinė aplinka, jinai motyvuoja, ragina veikti ir taip toliau. Tai pagalvokit, jeigu kažkas einat ir darbo pokalbius apie silpnybės, ne tik apie būtent stipriasias pusės. O apie stipriasias pusės labai verta paklausti kitų žmonių, todėl kad mes pačios dažnai nematom savo stipriųjų pusių, o kiti iš aplinkos mato, ką mes gebam, kokių savybių išskirtinių turim. Ir aš visada galvodavau, kad aš nesu drąsi. Ir kažkada prieš daug metų aš savo stiprybių apsiklausiau tam tikrų žmonių, kurie man buvo autoritetingi. Ir vienas iš tų žmonių pasakė, sako, kad tu labai drąsi. Ir aš taip net atsimenu juoktis, pradėjau, sakau, juokauju turbūt. Aš sakau, tiek visko bijau, o tu manai, kad aš drąsi. Sako, drąsus žmogus ne tas, kuris nieko nebijo, o tas, kuris bijo, bet vis tiek daro. Ir kažkaip man labai čia viskas susisuko, susišvietė ir iš tikrųjų aš nuo to laiko laikau save drąsia, nes iš tikrųjų aš bijau ir bijoti yra normalu ir tai yra būtina mums visiems emocija, bet bijoti ir daryti tai reiškia drąsą ir aš gyvenime savęs kito laiko nelaikiau drąsia. Tai stiprybių gali būti įvairiausių ir labai rekomenduoju paklausti kitų žmonių, tie, kurie jum yra autoritetai, kurių nuomonė jum yra svarbi, kokias stipriasias savybės, stipriasias pusės jie mato. Labai mėgsta daug kas pasakyti iš karto, kas nepatinka jumise, bet labai dažnai tai būna apie juos, o ne apie jūs. Tai ir dar vienas dalykas labai svarbus, tai apsirašyti savo patirtis, pačias įvairiausias, arba savo įvairiausius pasiekimus. Aš atsimenu, kažkada irgi tą dariau, netgi nuo tada, kai mokiausi mokykloj, kokie buvo mano pasiekimai ir visus kitus. Tai kokiais pasiekimus laikot pasiekimais? Nes vienam tai yra pasiekimas tas pats dalykas, kitam ne. Tai irgi čia tiesiog šitas mūsų webinaras, ne tik tai, kad išgirst, bet išgirdus ir daryti. Liks įrašas, galėsit prasisukti, nes tą, ką reikia pasidaryti, ką verta pasidaryti, bus visokių tokių kaip mini užduočių labai daug. Bet čia gerą vakarą gali užtrukti ir tikrai verta skirti tam dėmesio, nes visai kitaip eisit į darbo pokalbius, eisit į verslo sutikimus, ieškosit verslo partnerių ir panašiai, kai įsivardinsit savo stipriasias pusės. Dar šitoj vietoj noriu papildyti dėl darbo pokalbių. Jeigu einat į darbo pokalbį, tai tas stipriasias pusės pagalvokit apie tai, į kokią poziciją pretenduojat. Ir tas labai svarbu, ta prasme, pasiruošti yra būtina prieš einant į darbo pokalbį, pareigybės paskaityti galit ir ko jie reikalauja ir kokios jūsų būtent stiprybės yra iš tų reikalaujamų dalykų. Įsivardinkit, turėkit pavyzdžių, ką jūs esat jau pasiekę, ką esat padarę būtent su savo tom stiprybėm ir kuo tai gali padėti būsimoj darbovietėje. Tai į darbų pokalbį aš esu įėjus vieną vienintelį gyvenimą ir paskui to įmonį dar toliau, nes turėjau vienintelį samdomą darbą ir iškart mane priėmė, bet aš apie darbo pokalbius galiu pasakyti iš visiškai kitos prizmės, iš darbdavio prizmės. Aš dirbus ir esu turėjus didelę komandą ir labai daug turėjus atrankų. Labai svarbu, mes dar prieisim prie kitų dalykų, bet labai svarbu pirmas įspūdis ir tam tikri dalykai manęs niekada neapgaudavo. Labai svarbu pamatyti žmogaus veržlumą, labai svarbu pamatyti, ko jis nori,
ar jis ateina nukabinęs nosį ir pretenduoja į kažkokią poziciją. Tai šitas vietas irgi atkreipti dėmesį prieš eidamus į darbo pokalbį, ar jūs einat iš serijos, nu gerai, čia būtų toks nelabai koks darbas, bet laikinai gerai bus. Tai šitas jūsų požiūris ir šita pozicija labai labai atsispindės jūsų veide, kūno kalboje, visoje ir intonacijoje, ir jūsų visam požiūriui tai labai matosi. Einam toliau? Tai čia jau apie viską sukalbėjom. Tai kokios tavo asmeninės savybės, kokie tavo sugebėjimai ir visi šitie dalykai, tai tiesiog užsirašykit, turėkit ir prieš einant į darbo pokalbį visus šitos dalykus irgi įsivardinkit. Jeigu pardavinėjat save internetinėje erdvėje, mokymus ar kažką panašaus, tai irgi tą turit žinot, kad nenukreipt per daug savo energijos į ten, kur esat silpnos. Tarkim, nemokat daryti, nežinau, vizualų kažkokiu, ne, ir ten stengiatės, gaištat valandas praleisdamas ir bandydamas tą padaryti, o jūsų stiprioji pusė, tarkim, yra visiškai ne ta. Tai pagalvokit, kaip galima tą pakeisti, kad neeikvot savo energijos, o atiduoti save būtent ten, kur yra jūsų stiprybės. Taip, uždirbti iš mylimos veiklos ir pasamdyti žmogų, kad jis padarytų tai, kur yra jūsų silpnybė. Toliau, kas yra labai svarbu, kas matosi, jaučiasi, kur beitumėt, ką bedarytumėt, tai yra pasitikėjimas savimi. Tai pasitikėjimą savimi stiprinti visada nuolat yra būtina. Dėl to, kad ir per mokymus įvairiausius, per moterų susitikimus matom, kaip moteris ateina nepasitikėdamos savimi, nuleidusios galvas, susigūžusios. Ir tas akivaizdžiai matos ir klientai, darbdaviai, tiesiog mato parašyta, kad jūs nepasitikite. Kaktos praktiškai. Kaktos. Tai tas yra svarbu dėl to, kad žmonėm patinka energija, patinka veržlumas, ką Indrė sakė, ir tas dalykas padeda parduoti save. Tai čia pateikiam keletą būdų, kurie padės didinti pasitikėjimą savimi. Tai yra dėkingumas savo ir aplinkiniams. Tada vienas iš svarbiausių dalykų yra perfekcionizmui stop. Visos nuolat stengiamės būti tobulos, bet tobulumui ribų nėra, ne veltui tai yra toks pasakymas. Tai nesistengkit tokios būti. Esat nuostabios tokios, kokios esat dabar. Esat nuostabios tuo, ką mokat, ką žinot, ką gebat ir taip toliau. Tai griežtas perfekcionizmui stop. Gal dar papildys Indrė apie tą perfekcionizmą? Tai su perfekcionizmu aš pati esu kovojus nemažai ir dar dabar dirbu ties to klausimu. Man viskas turi būti iščiustyta, išglostyta. Inga žino, kaip aš darau vizualus ir sako, gerai, jau viskas baigiam, einam toliau. Nes jeigu dar palauk biškį, čia patrauksiu dar ten. Ir tu gali traukyti tos vaizdus pirmin atgal, be galo. Tai dėl su to tobulumu ir perfekcionizmui stop verta labai padirbėti kiekvienai, bet čia yra nuolatinis darbas su savim, kiekvienos dienos, niekas pirštais praktelius nepasidaro. Aš dar ką noriu sugrįžti prie dėkingumo ir prie dėkingumo ne tiek aplinkiniams, kiek savo. Mes įpratę dėkoti, ar ne, tarkim, jeigu jau praktikuoja žmonės dėkingumą, labai dažnai už viską, ką turim, kas aplinkui, už žmonės, už mylimus žmonės, už namus, automobilį ir ką tik nori, bet labai dažnai žmonės pamiršta dėkoti savo. O pasitikėjimas savim ir dėkingumas yra labai labai stipriai susiję. Ir jeigu aš pradedu dėkoti už savo kūną, už tai, kokia aš esu, už tai, kokias savybės turiu, už tai, kuo aš galbūt išsiskiriu ar neišsiskiriu iš kitų, už daugybę dalykų, už tai, ką aš šiandien padariau, už tai, ką aš šiandien nuveikiau dėl savo svajonių ir panašiai, kad ir patį mažiausią žingsnelį, bet aš jį žengiau ir už tai savo dėkoju, tai labai stiprina pasitikėjimą savim. Labai moterim, nežinau kaip užsienį, bet Lietuvoje labai stipriai trūksta to pasitikėjimo savim. Ir pasitikėjimas savim susijęs yra labai stipriai su pajamom, su geresniu darbu, jeigu einat ieškoti darbo, ir su verslo kūrime lygiai taip pat, įvertinant prekių ir paslaugų kainas,
tai pasitikėjimas savim yra labai labai svarbus. Ir kai tik moterys labiau pradeda pasitikėti savim, jos iškart pradeda daugiau uždirbti pinigų. Tai o dėkingumas savo, pabandykit šiandien vakare savo bent už 5 dalykus padėkoti, už šiandien dieną, kas nutiko, ką savo padarėt savo ar kitiem ir panašiai. Siūlau pradėti dėkoti savo kiekvieną vakarą, su perfekcionizmu dirbti nuolatos, visokiuose žingsniuose. Mesgi kartais, pavyzdžiui, aš ten su savo plaukais ten dėlioju prieš veidrodį atsistojus, nes visame kame mes, tos, kurios su perfekcionistės, tai reikia su to dirbti ir dar kartą dirbti. Toliau, pozityvus mąstymas ir kalbėjimas su savim čia labai yra susiję, sakyčiau, net ir su 5 punktu, su afirmacijom, dėl kad pozityvus mąstymas, taip kaip mes mąstom, kaip mes matom save, pasaulį ir visas tas požiūris, vėlgi stiprina pasitikėjimą savim. Toj vietoj, Inga, gal tu nori ką paantrinti? Labai dažnai moteris, ne tik moteris, turbūt gal ir vyrai, nežinau, bet kūrė serialus galvoj. Eina į darbo pokalbį, bando paleisti kažkokį naują kursą, parduoti coachingo paslaugas ar kas tai bebūtų. Ir iš karto serialas galvoj, niekas nepirks, niekam nereikia mano mokymų, nepriims mane į darbą ir taip toliau. Tai viskas čia susijęs su pasitikėjimu savimi. Jeigu pabandytume tą į kitą pusę apversti, man tikrai pasiseks, aš tikrai gausiu šitą darbą, mano mokymus tikrai įsigys X skaičius moterų ir tiesiog susikurti tą temą afirmacijas, kur kažkur dalyvaujat, kažką stengiatės padaryti. Tai pasikeis visiškai tas mąstymas, energija jūsų pasikeis, kada mąstot blogus dalykus ir kuriat serialus, tai automatiškai norisi susigūžti, nieko nebematyti, nieko nebedaryti ir kam iš vis kažką reikia daryti tada, kada serialas jau pažengęs kelintas sezonas, ane? Tai labai svarbu sekti savo mintis, ką galvojat, ką sau sakot ir jeigu lenda tokios mintis, pagauti save, sustabdyti tuo metu ir pakeisti būtent pozityviu mąstymu. Ir geriausiai iš tų vietų yra sugrįžti dabartį ir net jeigu apie tą patį darbą, kaip Inga sakė, aš gausiu šitą darbą arba jei ne šitą, tai kitą, bet aš gausiu vis tiek geresnį, geriau apmokamą darbą, širdžiai mielesnį darbą, jeigu kas su darbo, ne? Su verslu irgi lygiai tas pats. Jeigu ne šitas būdas, tai rasiu kitą būdą, kuris suveiks. Nes kai prisikuriam filmų, kas būtų, jeigu nebūtų ir taip toliau, mes užsisukam savo galvose ir net nėra kada laiko imtis veiksmų arba tie veiksmai neveda link norimo rezultato. Jeigu aš tokia drebėdama ateisiu darbo pokalbį, tai 99%, kad nieks manęs nepriims. Tai įsivertink dar savo stiprybės ir gerasias savybės, tai yra vienas iš punktų pasitikėjimui savim stiprinti. Mes jį jau apšnekėjom, bet tai yra vienas iš būdų pasitikėjimui savim stiprinti. Ir tai, ką mes šiandien kalbėsim, viskas tarpusavy yra labai susiję. Tai jeigu tu vieno nepasidarai dalyko, tai tu kitas iš karto nukenčia, ne? Jeigu nežinau aš savo stiprybių ir gerųjų savybių, tai gal aš jų neturiu, ir kur tada mano pasitikėjimas savim? Čia jum pamąstymai. Toliau, 6, ne? Taip. Tai paleisk praeitį. Labai dažnai tie filmai įvairiausi istorijos, kurias kuriam savo galvoje, ateina iš praeities. Ką jau esam išgyvenusios, kokias emocijas esam patyrusios ir tie prisiminimai mums kūrė ir ateinantį dalyką ir ta prasme įsivaizduojam, kad taip pat bus, buvau tam pokalbį, padariau tą blogai, turėjau kažkokius mokymus, paleidau, nieks neperka ir dabar bus taip pat dėl to, kad tai buvo, turiu tokią patirtį ir taip toliau. Tai paleiskit praeitį, niekas nežino, kas bus rytoj, niekas nežino, kas nupirks ir taip toliau. Tai tas sugrįžimas į čia ir dabar labai gelbsti šitose situacijose. Tikrai taip. Dar svarbus dalykas. Tai tavo jo punktas, ne mano. Tada skirk laiko sau. Tai aš asmeniškai pati, kada visi būna namuose, tarkim, nes dar dirbu iš namų jau daugiau negu 10 metų. Ir kada tik neskiriu laiko sau, jau pajaučiu, kad visa išsitaškau, išsimėtų ir taip toliau, man yra būtina pabūti vienai, kada nieko nėra, niekas netrukdo ir taip toliau. Tai tas laikas sau nebūtinai yra kažkokios grožio procedūros,
ar, nežinau, dar kažkokie moteriški dalykai, tai gali būti pasivaikščiojimas su savim, pabuvimas su savo mintim, ramus kavos atsigerimas su savim viena, pamąstymas apie padėkojimas už kažką, ar ne, pozityvios mintis, afirmacijos ir taip toliau, tai laiko savo skirti yra būtina. Taip, aš jau mano, tai čia sunkioji dalis, nes sudėtinga man savo skirti, bet va kavos atsigerti, nes sakiau, bent per išmokymus, va tiesiog pabūt, kad, nes turi persijungti mygtukas į kitą reikalą ir va tas pabuvimas su savim bent, nors ir labai trumpai, tai jau yra gerai. Padeda atsipalaiduoti ir eiti toliau. Palaikanti aplinka. Šitas dalykas yra labai svarbus. Visi šitie dalykai, kurie mes kalbam, yra svarbus, bet turėti palaikančią aplinką, kuri padrasina, paskatina, tai eik, tau pavyks, tu gali, bet yra ir kita medalio pusė, kur būna labai dažnai mūsų klientės turi nepalaikančią aplinką. Aš vadinu tai inkarus prie kojų, kurie laiko, įsikibė į kojas ir neleidžia eiti tolyn, arba net dažnai labai ir gniuždo moteris. Sako viena keramikė ir jai sako, kas čia pirks tos tavo indėlius, jeigu maksimui po eurą po 2 yra. Ten bliudelius ar dar kažką tokio ar podelius. Ir jeigu tai aplinka nuolat taip atakuoja, bombarduoja ir tai yra tempia žemyn. Ir labai labai sunku tada stiprinti tą pasitikėjimą savim, kai mes neturim palaikančios aplinkos, o kuri tempia. Tai jeigu jūs jos tokios neturit, labai rekomenduoju susirasti. Draugus galima pakeisti, atrasti naujų įvairių bendraminčių bendruomenį, nes tai yra labai svarbu, kad aplinka padėtų, įgalintų, o ne priešingai temptų žemyn. Dar šitoj vietoje gal papildysiu. Iš tikrųjų, tarkim, kad ir mes su Indre kuriam Mentorės LT sėkmingą klubą, tikrai pasitaiko įvairiausių užstrigimų, kažkas sustoja, kažkas ne taip, reikia kažką keisti ir taip toliau. Tai mes pačios nuolat ieškom palaikymo, nuolat ieškom žmonių, kurie jau kažką yra padarę, kažką padarė daugiau negu mes, kad gautume naujų idėjų, įkvėpimo ir taip toliau. Tai jeigu kažko nežinot, ar aplinkoje neturit kieno paklausti, bet galbūt kažkas, nežinau, socialinėje erdvėje matot kažką daro, nebijokit paklausti. Žmonės tikrai mielai padeda, mielai atsako į klausimus ir labai dažnai gali net tas nekainuoti jums nieko, ne? Kitiems tiesiog smagu yra padėti. Tai būtinai klauskit, būtinai ieškokit, kas palaikytų, būtinai ieškokit, kas yra padarę ir padarė daugiau, kas, nežinau, parduoda daugiau, kas dirba jau kažkokį geresnį darbą, kaip jam pavyko ir taip toliau, kad pasidalintų tuo savo tą kelionę. Net ir 15 punktas sako, pasidomėk žmonių ir verslų, kurie tave įkvėpia istorijomis, kurie tai jau padarė, kurie jau praėjo tą kelią. Tai tikrai skatinu tą daryti. Ir tas supratimas, kad bus kliučių, kad bus sunkumų, kad nėra niekas ten kaip sviestu patepta. Ir kai tas kelias tiesus link norėtume, kad būtų toks, tai dažniausiai ten toks vingiuotas būna ir kalnuotas, kad tikrai labai stipriai. Tai supratimas tas, kad bus kliučių, su joms susidursit, esmė yra, kaip reaguosit su joms susidūrus. Ar tai dar vienas laiptelis, viena nesėkmė, ant kurios pasilipėjus, užsilipsiu sėkmę, ar atradau dar vieną būdą, kuris neveikia, ar jeigu galbūt tai nepriėmė darbą, tai šitas darbas ne man ir susirasiu dar geresnį, būna atleidžia iš darbo ir vajai, kaip baisu ir kokia nesėkmė, bet po pusmečio ar metų paaiškėjo, kad tas atleidimas iš darbo buvo pati didžiausia sėkmė ir po to susiranda žymiai geriau apmokamus, žymiai labiau mylimus darbus, lygiai tas pats su verslų kūrimu, kaip į tai reaguosi. Šita vieta yra labai labai svarbi ir kaip reaguojat į save toj situacijai ir kiek save kritikuojat, aš čia tą ne taip padariau, aš ne taip pasakiau, jeigu gal būčiau tai pasakius, tai gal būtų priėmę, arba čia tada būčiau suradus verslo partnerį, ar būtų dėl to didesni pardavimai ir dar kažkas. Kritikuot save mes tai tikrai pačios pirmos esame. Tai vat, jeigu save pagaunat kritikuojant, paklauskit savęs, ar tai, ką aš dabar sau sakau, ar ką aš sau galvoju, kiek tai atitinka realybę.
Ir Ir kaip pagirkit save vietoj to, kad kritikuotumėt. Jeigu pagaunat, kad kritikuojat ir taip toliau, pagalvokit, už ką galit pagirti save, už ką padėkoti savo, ką jau padarėt. Tai kiekvieną dieną turbūt žengėt žingsnį savo tikslų link ir kažką pavyksta padaryti ir kažką pavyksta labai puikiai padaryti. Tai pastebėkit tuos dalykus ir pagirkit už tai save. O jeigu net ir nežengėt kiekvieną dieną to žingsnio tikslų link, pailsėti irgi reikia. Ir aš ir kitą kartą tikrai labai pavargstu siekti tikslų, nes aš jūs vienu metu siekiu dažnai daug. Kas tada svarbu? Svarbu nemesti. Jau geriau sustoti siekiant tikslo link, pailsėti ir varyti tolyn, bet nemesti. Ir kas tada dar labai nutinka, kai labai pavargsti, atrodo, gal tas tikslas ne tavo. Man taip tikrai būna, ar būna ir jum, parašykit, prašau, kai labai pavargsti ir supranti, kokią kainą moki dėl to tikslo, tada galvoji, gal ne tavo. Bet jeigu tik tai pailsi, nors kažkiek, ir vėl tu sugrįžti ir supranti, kad tai yra tikrai tavo ir tas jau pasitvirtinęs tau 1000 kartų. Tai vėl, kai save kritikuojat, plakat, varot save žemyn, pasitikėjimas nekyla aukštyn, o jis tai krenta pasitikėjimas savim. Toliau, mokymas iš klaidų. Sakyk, aš paskaitysiu komentarą, kažkas parašė. Mokymasis iš klaidų, tai labai svarbu tiesiog pastebėti, ką darėt, kas neveikia ir kažką keisti. Ir tas klaidas priimti kaip pamokas, o ne priimti kaip didžiausią nesėkmę ir taip toliau. Tai mokinkitės iš klaidų. Puoselėt estetiką irgi labai svarbu, gražesnėje aplinkoje mes geriau jaučiamės, kada yra, tai labiau motyvuoja veikti, labiau motyvuoja siekti tikslų ir taip toliau. Negatyves mintis keiskit pozityviomis, apie tai jau kalbėjom ir nemažai. Dar vieną dalyką išskirtume didinti pasitikėjimui savimi, tai yra padėti kitiems. Kada padėsit kitiems, sulauksit dėkingumo. O tas dėkingumas tiesiog irgi veikia labai pozityviai, didina pasitikėjimą savimi ir kaip gera bus sulaukti pagalbos ir iš kitų. Tai čia toksai kaip užburtas ratas, o ne padėsit kitiems, sulauksit pagalbos pačios. Ir klube tą nuolat sakom ir turim dabar rekomendacijų tą mėnesį, kada viena kitą rekomenduoja, jeigu tu rekomenduosi, rekomenduos ir tave. Tai padėkit kitiem ir padėkit atvira širdim. Ir nebūk per daug miela visiems, tai mes turim galvoj tai, kad išmok pasakyti ne. Nes labai dažnai, manęs paprašė, reikia, ir tada mano tikslai eina kažkur į šoną ir aš einu, varau dėl visų kitų, stengiuosi, darau, tada dar save pakritikuoju, paplaku, kad savo tikslų nesiekiu ir mano pasitikėjimas taip gražiai leidžiasi žemyn. Tai labai svarbu išmokti pasakyti ne ir nebūtinai tikrai sutikti su visais ir visom, kurie kažko jūsų prašo. Gal papildys to vietoj? Tai tas labai svarbu išmokti pasakyti ne. Tai dėl to, kad nukentės jūsų tikslai, kas tai bebūtų, ne? Ar kažką pardavinėjat save, galėtumėt pasiruošti, padaryti, jeigu kažkas užkraus darbais, kurie visiškai yra ne jūsų, tai tie gali būti draugės, tiek vaikai ir taip toliau. Tai nebūkit per daug mielas visiems, išmokit pasakyti ne, griežtą ne, žinot savo tikslus, dėl ko darot, ko siekėt. Ir tas nepasakymas yra būtinas. Taip ir svarbu jaustis labai gerai pačiom su savim. Elvyra parašė, šiandien išgirdau frazę: maža nesėkmė, maža galimybė, didelė sėkmė, didelė nesėkmė, didelė tikimybė. Ačiū, Elvyra, kad pasidalinai. Einam toliau. Ir paskutinis punktas, ką ir jau minėjau, kad pasidomėkit kitų žmonių ir verslų, kurie jūs įkvepia istorijomis. Labai dažnai dalinasi, kas irgi jų pradžioje nesisekė, kokiais sunkumais susidūrė, tai tas tiesiog įkvėpia kitą kartą nenuleisti rankų, siekti tikslų, bandyti ir žinot, kad tikrai pasiseks. Ir šitoje vietoje, kas dar labai kerta per pasitikėjimą savim, tai yra lyginimasis savęs, pavyzdžiui, kuriam verslą, su verslu, šiandieniniu verslu, kuris turi, nežinau, 100-tūkstantinės ar milijoninės apyvartas. Jeigu taip norit, turi tokį tikslą, būti tokia įmonė, toks verslas kaip tas,
tai lyginkit save su tuo verslu, su ta vieta, kai jie tai tik pradėjo. Žinoma, ne, didieji pasaulio verslai daug kas tiesiog po garažuose prasidėjo, tai va su tom vietom reikia lygintis. O šiaip geriausia yra lyginti su vakarykščia savim. Tai, nes tai kerta visiškai pasitikėjimą savim, lyginantis su nepalyginamais dalykais. Einam prie 100 naudų ir 100 naudų jau yra skirta tom moterim, kurios kuria ar nori pradėti kurti, svajoja kurti verslus. Ir jom reikia arba, ne, kur pardavinėja mokymus ir panašiai. Tai yra 100 naudų jūsų veiklos, bet aš dabar pagalvojau, jeigu eini į darbo pokalbį ir užsirašai tas pačias 100 naudų susijusios su ta darbo vieta, tai tikrai būsit pirmos iš visų kitų, nes to niekas visiškai nebus pasidarę. Ir dabar man tik šovė ta galva apie darbo pokalbį, nes mes prie verslų tai Inga taiko. Tai kas iš jūsų norėtų, kad su jumis parodytume, su jūsų pavyzdžiu, kaip pasirašyti tas 100 naudų? Įsijunkit mikrofoną arba parašykit. Aš, Darija, taip. Girdimus? Kur tu? Taip, girdžiu, čia mažasis šalia, tai visokių garsų galite išgirsti. Supratau. Tai kokia tavo veikla yra? Mes tai žinom, bet kad visos moterys. Valgomų puokščių gamyba. Gerai. Tai dabar parodysim, kaip su tavo veikla pasirašyti 100 tavo veiklos naudų. Tai dabar aš pabūsiu klientė tavo ir kas man iš to, kad aš gausiu tą valgomą puokštę? Tai nebereikės galvoti, ką dovanoti, ką įdomiau dovanoti, negu tiesiog gėles. Ačiū. Kas man iš to, kad man nereikės galvoti, ką tokio įdomesnio padovanoti? Turėsite puikią dovaną ir suteiksite geras emocijas. Kas man iš to, kad aš suteiksiu kitam žmogui geras emocijas? Turėsite gerus santykius su tuo žmogumi. Kas man iš to, kad aš turėsiu gerus santykius su žmogumi? Turėsite į ką kreiptis, kuomet jums reikės pagalbos. Ačiū. Tai Darija, žiūrėk, tu man pasakei vieną. Pradžiai, nuo ko verta pradėti? Užsirašyti visas naudas, kokias tik sugalvojat. Dažniausiai tai būna iki 20 naudų. Ir stop. Tai kas vyksta toliau? Kiekvienai tai naudai, tu dabar man vienai pasakei ir mes iš tos vienos, nežinau, mažiausiai 5 pasakė. Ir kiekvienoj tai naudai klausiam, kas iš to, kas iš to, kas iš to ir drąsiai surašysi 100 naudų. Dabar, Darija, tavo atveju yra 2 aspektai ir tu gali 200 naudų parašyti. Todėl, kad tu gali rašyti naudas tam, kuris perka kažkam dovanų. Ir kitas 100 naudų yra tiem žmonėm, kokia nauda, kurie gauna tą puokštę. Mane, tarkim, jaučiasi išskirtiniai, ten bla bla bla. Ar aišku, kaip daryti šitą užduotį? Aišku, tik atrodo, kad ir labai nedaug tų naudų. Esu kažkada bandžiusi rašyti ir be to, kad ten nustembi, labai patinka, labai faina ir atrodo ir viskas, ir pakimbi ties šitom vietom. Tai klausi, kas iš to? Nu, taip. Ir galvoju, kas iš to, kad stiprini santykius. Žiūrėk, ne, buvo ta vieta, kad kas iš to, kad stiprini santykius. Kad galės paprašyti, žiūrėk, iš to, kad stiprini santykius, turėtum parašyti minimum 5, o gal net 10. Iš to 10 parašyk dar po 5, jau 50, viskas. Nu, reikės dar kartą prisėsti, pabandyti. Taip, pirmiausiai užsirašyti reikia visus, kurie šauna į galvą, tada visiems, kurie šauna į galvą, kas iš to, tada jiem vėl kas iš to ir 100 pasirašo tikrai nesudėtingai. Tai Darija, tavo atveju, žiūrėk, yra ir tos puokštės valgomos, ne, dažnai tenai ir gėlės įkomponuoji, tai gauna ir gėlės, ir kažkokius saldainius, ar dar kažką, ne, tai galės
saldinti savo gyvenimą, tarkim, mane irgi. Lieka saldainiai, tarkim, lieka gėlės paskui, kada išardo, ar, ten kažkaip, ane. Pabandyk dar išskaidyti ir taip, jeigu jau pritrūks idėjų. Gerai, ačiū. Ir tas 100 naudų rekomenduojam visom pasidaryti šitą užduotį, nes jinai irgi didina pasitikėjimą jūsų veikla, didins pasitikėjimą jumis, jeigu eisit į darbo pokalbį, žinosit, kad esat pats naudingiausias darbuotojas dėl to, kad išskiriat savo 100 naudingų dalykų, ko tikrai, ką Indrė ir sakė, niekas nebus pasidaręs. Ir tuos dalykus būtinai viską klauskit, kas iš to. Einant į darbo pokalbį, siūlau klausti, kas iš to kompanijai, kurį einat ir bandot įsidarbinti. Tai tas, manau, tikrai suteiks ir pasitikėjimo, ir galimybę įsidarbinti. Ir galima užsirašyti 100 naudų, kodėl aš, arba kodėl būtent mane turi priimti šitą darbo poziciją. Tai labai sustiprins jūsų ir pasitikėjimą savim, ir ateisit visą pasitikinti, nes žinosit 100 naudų, kodėl jūs turi priimti šitą darbą. Suprantat? Nes kiek bebūdavo, čia su pardavimais pavyzdys, bet čia visiškai šitas tinka, kiek mes turėdavom savo konsultantais skriptus parašytus. Ar pardavimui pačiam, arba paskambinus, ką sakyt, kaip viską teisingai pasakyti. Būdavo žmonių, kur tai padarydavo tobulai ir rezultato negaudavo jokio. Būdavo, kur padarytų visas įmanomas klaidas, kaip negalima klientams sakyti, bet jie būdavo su tokia energija, kalbėdavo su klientais, kad jie visi laiką nupirkdavo. Padarius visas įmanomas klaidas, kurių rekomenduotina nedaryti, todėl kad jie turėjo energiją, jie tikėjo to produktu, tikėjo tą kompaniją ir tikėjo savim. Tai va, jums elementarus pavyzdys su darbo, verslą, kuriant, pardavinėjant savo mokymus, nežinau, paveikslus, papuošalus, ką tik nori. Šita energija, tas tikėjimas savim, šiuo atveju 100 naudų, nes su verslu, 100 naudų su produktu, tas tikėjimas to savo produktu jum atveria labai labai plačias galimybės, nes nesvarbu, kokiais tu žodžiais pasakai, elgesys išduoda viską. Tai jaučiasi postuose, jaučiasi ta energija. Nesvarbu, kokiais žodžiais pasakysit, bet jūs tokioj būsenoj, kokius emodžius sudėsit, iš karto klientas visiškai kitaip reaguos. Tai čia beprotiškai svarbu šitas dalykas. Einam toliau, kaip išsigryninti savo viziją ir kodėl tai svarbu parduodant save. Labai dažnai, kada sutinkam skirtingas moteris, jos negali pasakyti, kas jos yra, ko jos iš tiesų nori, kuo gali būti naudingos kitoms ir taip toliau. Tai visus šitos dalykus yra labai svarbu žinoti, kas aš esu, ką man patinka daryti, nuo ko aš kaifuoju, kas mane veža, ką galėčiau daryti nuo ryto iki vakaro ir nepavargčiau, tiesiog mėgaučiausi tuo pačiu procesu, ko aš iš tiesų noriu. Ta vizijos, tos tolimosios vizijos žinojimas. Jeigu einate į darbo pokalbį, ko tikitės iš tos kompanijos, ar tikrai ta kompanija, kurioje įsivaizduojat save ir matot po 5, po 10 metų, kokia jūsų ta vizija yra. Jeigu kūrėt kažkokią veiklą, kokia jūsų vizija po 5, po 10 metų, ką norit pasiekti, ką norit daryti, tai kas yra dalyvavusios mūsų mokymuose Atrask mylimą veiklą, tai žino užduotį apie svajonių dienos apsirašymą. Tai tikrai rekomenduojam, jeigu dar esate to nepadariusios, apsirašykit svajonių dieną, kaip norit, kad būtų ir atrodytų kiekviena jūsų diena. Tai nekalbam apie atostogų dieną, bet ką norit pasiekti, kokia jūsų ta vizija ateities, kokia norit pati būti. Gal papildys? Čia labai svarbi vieta, tu ir pasakei, kokia pati norit būti, kaip norit jaustis, kokioj būsenoj būti. Ir tai yra tos būsenos siekimas. Kaip norit, kad atrodytų jūsų kūnas, kaip norit, kad atrodytų jūsų diena, ką jūs toj dienoj veikiat, ir tai yra tokia visa vizija, visuma. Šita vieta yra labai svarbi, nes siekiant tikslų labai dažnai, kai nėra vizijos, biškį gal to noriu, biškį gal noriu biškį trečio, biškį ketvirto ir nieko gero nesigauna. Tarkim, yra žmonių, kur per metus 10 darbų pakeičia. Tai labai svarbu žinoti, ko aš noriu, bet ko aš noriu iš tikrųjų, ko nori mano širdis,
ne ko nori protas, o dar geriau, kai širdis su protu susitarė. Ką aš to noriu pasakyti? Atrodo, aš to noriu? Nu, bet velnis, nežinau, kaip aš tą gausiu, neįsivaizduoju, kaip pasiekti, ar kaip tiek uždirbti, arba kaip ten gyventi, arba kaip, nežinau, tokia šeimė, dar kažkas. Ai, nu tai gal čia tada ne mano. Nu tai čia ne mano tikslas, žiūrim kito. Todėl, kad jeigu aš nežinau, kaip aš pasieksiu, reiškia, čia ne mano. Ir toj vietoj mes sakom visada mažai žingsneliais pirmin, pradėkit nuo pirmo žingsnelio, nes neužlipus į pirmą aukštą, neužlipsit į 9. Dar bus 2, 3 ir panašiai. Bet vizija, kryptis, kuria jūs gyvenime einant, yra labai svarbu. Ir tai yra tiek su darbo paieška, tiek parduovinėjant bet kokią idėją. Kodėl? Nes jūs žinosit iš vidaus, kodėl tą darot, kam jums to reikia, va tiesiog jūs to norit, tai yra jūsų. Ir tai atsispindės per visą jumis, per jūsų elgesį visą ir per visiškai viską. Tai viziją turėti ir būti išsigryninus ją, o ne iš serijos, kad čia, nu, va, gerai būtų šitas darbas, tai gal aš eisiu. Kai ateina į darbo pokalbį, labai matosi, ar žmogus tikrai to nori, tikrai tai yra jo, ar, nu, tai paviršutiniškai. Tai jeigu paviršutiniškai, nieks nenorės tokio darbuotojo. Lygiai tas pats su produktų pardavimu, lygiai tas pats su paslaugų pardavimu, o kuriant verslą mes visada pardavinėsim produktus, paslaugas. O jeigu mes pardavinėjom paslaugas, reiškia, mes pardavinėjom save kaip asmenybę, nes vienom gal netiks, kaip aš kalbu, mano tonacijos, balsas, žodžiai, ne, kitiem gal aš pati nepatinku, pavyzdžiui, yra filmus, kas įgarsinę, nu, mane erzina tie balsai ir atrodo filmą žiūrėti nenori, ne? Tai visa tai susideda, kaip jūs pirks. Galiausiai, nežinau, antrai pusiai parduoti idėją. Visame kame, jeigu tai yra mano idėja, tai aš svaigsiu, ne apie tai, nu čia taip, perkeltinė prasme tas svaigsiu. Tai šitoj vietoj labai svarbu vizijos žinojimas. Toliau, kaip susikurti profesionalų įvaizdį. Kokia jūsų profesionalaus įvaizdžio vizija? Jeigu jūs nežinot savo tolimosios vizijos, aš sakiau, ne, mokymų pradžioje, kad visos šitos temos, ką mes kalbame, yra beprotiškai susiję. Jeigu aš nežinau savo gyvenimo vizijos, tai kaip aš žinosiu profesionalaus įvaizdžio viziją? Aš net nežinau, kur aš einu. Tai labai sudėtinga žinoti savo įvaizdžio viziją, nes įvaizdis jūsų darbe, veikloje, nu darbe tai gali, nu tarkim, mane dirbu banke, o aš gyvenime nešioju treningus ir kedus, nu tai jau banką aš privalėsiu, ne su kostiumėliu. Bet jeigu aš kuriu verslą, nu vėl su treningais ir kedais gal nelabai, bet aš galiu tada, nežinau, bliuskas, pavyzdžiui, nešiot, nu, maikės, kaip čia pavadinti, ir švarką. Ir galiu suderinti, ne? Tai ta profesionalaus įvaizdžio vizija yra labai susijęs su jūsų apskritai visa ta vizija. Kokia, jeigu jūs gyvenime visame kame mėgstat klasiką, tai ir tai atsispindės jūsų prekiniam kuriamam ženkle, jūsų pačioj išvaizdoj ir visame kame. Inga. Tai stilius yra tinkamiausias, konservatyvus, modernus, kūrybingas, jūsų išvaizda turi atitikti pasirinktą sritį. Ir apranga ir išvaizda. Ne veltui yra sakoma, kad pasitinka pagal išvaizdą ir išlydi pagal protą. Ir tos kelios sekundės, kaip jūs atrodot, kokia jūsų laikysena. Žmonės ypatingai mėgsta nužiūrinėti, o Lietuvoje tai tas iš vis, nu, nemoku pasakyti, aš kitą, kadangi gyvenu Anglijoje, tai tikrai atprantu nuo to, grįžus į Lietuvą, kažkoks toks net nemalonus dalykas, kai visi žiūri ir va taip visą laiką toks jaučiamas. Tai ypatingai Lietuvoje žmonės pasitinka pagal aprangą, pagal išvaizdą ir taip toliau. Tai jeigu einat į darbo pokalbius, atitinkama apranga, jeigu einat į kažkokius verslo susitikimus, irgi tas dalykas būtina, išskirtinumas. Ir ypatingai išskirtinumas, ar išskirtiniai papuošalai, ar išskirtinės detalės padės jūs labiau įsiminti ir jums padės parduoti save. Tai kaip galėtumėt tą padaryti, kad išsiskirtumėt? Ir dar aš norėjau prie to vientisumo vizijos, įvaizdžio vizijos dar pasakyti, kad, nu, aš dabar pagalvojau, įsivaizduokit menininkę, moterį, kuri tapo paveikslus.
Taigi jinai, jeigu tai yra ne visiškai jos iš širdies, taigi bus visiškai meniška asmenybė. Ir dabar įsivaizduok ją su kokiu klasikiniu kostiumėliu. Nu, neįmanoma, ne? Tai visa ta asmenybė jūsų atsispindi visam jūsų įvaizdį. Ir tada yra tikra, tada klientam yra įdomu ir tada jie perka. Ir tada Galima įtarti. net savo stiliai, tada irgi toks jausis, žinai, nu, kad žmogus Labai nepatogu, esi negerai, nepatogu, tai spaudžia, tai kažkas, tai labai svarbu ir ta jausena, kaip jaučiatės. Tai tikrai nesiūlom pasikeisti pačiom, bet tiesiog pagal save ir kad tai atitiktų vietą, kur einat, lankotės ar, nežinau, vedat mokymus ir taip toliau. Tai į tą profesionalų įvaizdį eina daug dalykų. Tai yra komunikacija, kaip komunikuojat su savo auditorija, jeigu pardavinėjat kažkokius mokymus, paslaugą ar dar kažką, kaip komunikuojat su darbdaviu, kuri einat darbo pokalbį, kaip elgiatės, koks jūsų yra profesionalus elgesys, tai irgi turi atitikti ir manieros ir taip toliau. Tada mokymasis ir tobulėjimas, dėmesys nuolatiniam tobulėjimui padės jums išlikti profesionalu. Tai labai svarbu, jeigu vedat kažkokius mokymus, darot konsultacijas ir taip toliau, kiek patys mokotės, iš ko mokotės, kiek laiko tam skiriat ir taip toliau. Tai pagalvokit, kaip šitoj vietoj galit nuolat tobulėti, mokytis ir kurti tą profesionalų įvaizdį. Taip, net jeigu kuriat produktus, vis tiek mokytis verta labai, todėl kad nuolat klientam norisi įvairiausių naujovių, o kad pateiktas naujoves mums reikia iš kažkur gauti, ne, arba pačiam būti labai kūrybinga, bet vis tiek, nu, elementariausių dalykų, aš kaip kūriau papuošalų savo verslą, vis tiek idėjų reikia, arba kaip ten kažką sujungti, arba pats bandymo būdu, arba eini kažkur ir mokysi. Tas mokymasis yra labai svarbus. Toliau, ryšių ir santykių kūrimas. Tai galima daryti tiek online, kurti ryšį su auditorija, su jais maksimaliai bendraujant, per tos pačius postus, dėti call to action, vadinamus mygtukus, kur mes uždavinėjom savo auditorijai klausimus ir paskui galim komentaruose bendrauti ir taip kurti santykį. Verslas verslui nelygus, pavyzdžiui, neturint elektroniniai parduotuviai, tik tai per žinutes, ar ne, Messengerio pardavinėjant, vėl galima sukurti labai stiprius ryšius ir santykius, ir aš tą dariau su papuošalų savo verslu, kai dar neturėjau elektroninės parduotuvės. Visada, kaip ten klientės, pavyzdžiui, sakydavo papuošalus vestuvėm, krikštynam, dar kažkas, visada aš paprašydavau to grįžtamojo ryšio, visada domėdavausi klientais, kaip, pavyzdžiui, praėjo šventė, ir tai kuria santykį su klientu, ir kai tu sukuri santykį, klientas visada mėgsta sugrįžti pas tą žmogų, kuris yra artimas. Tai yra ir su paslaugom, ir su gyvybės draudimą, kaip pardavinėjau. Tai žinodavau, kuriam ten, kaip susilaužė, nežinau, ten mažai kojos pirštelį, kaip ten jis gijo, kaip ten, ką žmona sakė ir panašiai. Tai žmonės mėgsta bendrauti, mėgsta įsikalbėti, svarbu atsiminti, ką jie sako ir paklausti apie tai, kas jiems svarbu. Ir puikiai kursim santykius ir ryšius, o tai parduoda. Ir tai nebūtinai, kad tas klientas sugrįž pas mus, tas klientas dar ir atves mums klientų. Tai dar apie darbo pokalbius, ką norėjau pasakyti, tai irgi turit susitvarkyti savo socialinius tinklus, turit save tenai pozicionuoti kaip profesionalą būtent tos srities, į kurią poziciją pretenduojat, galbūt pasidalinti kažkokiais naudingais straipsniais, nes darbdaviai ir ypatingai šios dienos panaršo, pasižiūri jūsų profilius socialiniuose tinkluose, tiek Instagram, tiek Facebook'e, LinkedIn ir visur kitur, kad žinotų, kokį darbuotoją priema. Jeigu jisai taip vadovaujamos pareigos, tai ypatingai yra svarbu, kaip jisai save pozicionuoja socialinėje erdvėje, kokias nuotraukas postina tenai ir taip toliau. Tai šitą visą dalyką irgi susitvarkykit, jeigu norit kurti profesionalų įvaizdį. Taip, ir, pavyzdžiui, jeigu ten daliniesi daug apie šeimą ar kažką, ar iš viso daliniesi apie tai, tarkim, kokio darbo, ieškai. Jeigu aš ten esu, nežinau, anglų kokios kalbos ten mėgėja, dėstytoja, lektorė, nežinau kas,
kiek tos anglų kalbos yra mano komunikacijų socialiniuose tinkluose. Ar aš iš vis apie tai komunikuoju ir niekas net nežino, ar ne? Tai su bet kokia veikla, ką jūs darote tose socialiniuose tinkluose, kiek pateikėt save kaip ekspertą. Tarkim, kažkas čia sakė, mokymus, neveda. Kokie mokymai? Jeigu asmeninio augimo mokymai, taip mano, pavyzdžiui, bet čia taip gavosi, o ne tai, kad sąmoningai tai darau, nes man tai įdomu ir atrodo, aš dalinuosi, gal ir kitam įdomu. Tai belekiek yra apie asmeninį augimą visko. Kur ką randu, man gera dalintis, nes man tas įdomu ir atrodo, kad ir kitiem tai įdomu. Tai vat, tai turi matytis ant jūsų sienos, koks specialistas bebūtumėt, ar eitumėt į darbo pokalbį, ar kurtumėt savo verslą, turi tai matytis. Ir labai yra svarbus vientisumas, tas išlaikymas. Čia daugiau tiem, kas kuria verslus. Vientisumas tai reiškia jūsų ir kaip asmenybės, ir jūsų vizualų, ir tekstų, ir visų šitų dalykų, ir spalvų netgi. Esam turėję klienčių, kur atidarai ir Instagramo tinklelį, ten košė, makalošė, marga, net akyse mirga. Tai labai svarbu vientisumą išlaikyti visame kame, tą savo stilių ir kad būtų tas vientisas prekinis ženklas ir kurtumėt profesionalų įvaizdį. Toliau kurkite vertę, tai parduokit ne šašlykinę, bet šašlykus, puikų laiką su šeima, parduokit ne papuošalus, bet pasitikėjimą savimi, meilę savo ir taip toliau. Tai kokią naudą, vertę galit parduoti, parduodamos save. Kas man iš to, kad aš jūs priimsiu darbą? Kas man iš to, kad aš įsigysiu puokštę? Kas man iš to, jeigu įsigysiu jūsų konsultaciją, mokymus ir taip toliau? Kokią vertę gausiu? Gal sutaupysiu laiko ieškodama informacijos kažkur YouTube kanale, gal sutaupysiu laiko ieškodama dovanų ar puokštės, nes man bus pristatyta į namus. Ir taip toliau, tai kokią vertę parduodat ir stenkitės ją sukurti. Nes dažnai klientai patys neatsakys savo, kokią vertę jūs kuriate, ne? Jūs tą turit pateikti, jūs tą turit aiškiai ištransliuoti ir leisti klientams suprasti, ar darbdaviai suprasti, kokią vertę kuriat ir ko galite tikėtis. Ir paskutinis punktas prie profesionalaus įvaizdžio kūrimo yra pasitikėjimas savim, nes tai yra dalelė prie viso to ir visą tai apjungianti. Tai kaip ir minėjau, dar kartą, jau nežinau kelintą kartą, viskas labai labai susiję. Ir jeigu tu vieno nedarai, kitas jau toksai nepilnas gaunasi. Einam toliau. Taip, kaip efektyviai komunikuoti. Tai nuoširdžiai domėtis kitais žmonėm. Ir tai labai jaučiasi. Yra labai jaučiasi, kai atmestinai paklausi, kaip tau sekasi ir kad, žinai, atsakyti gerai, kas įprasta. Ar kai, o tai manęs yra nekartą paklausę, o tai kaip iš tikrųjų yra. Labas, kaip sekasi, mažiau gerai. O jeigu iš tikrųjų, ir tada, panašu, kad žmogus domisi tavim iš tikrųjų. Tai vat tas yra toksai belė, kaip sekasi ir yra iš tikrųjų. Arba kaip bendraujat su žmonėm, tiek online, tiek gyvai per žinutės, laiškus, visame kame. Jeigu žmogus kažką pasakė, ar ten kažkas atsitiko, vaikas, nežinau, susirgo, dar kažkas, po to paklausti, ar jau vaikas pasveiko, arba kaip jaučiasi vaikutis ir panašiai. Ir tai kuria ryšį, kaip ir prieš tai sakiau, ir artina žmonės. Ir tas nuoširdus domėjimasis yra priskiriamas prie efektyvios komunikacijos. Labai svarbu šypsena ir labai jinai jaučiasi kalbant. Papildysiu šitoje vietoje. Tai jeigu ateinat į darbo pokalbį ir dažniausiai būna tokia įtampa, ir kad ją nuimti, darbdavys labai dažnai paklausia, kaip sekėsi kelionė, ar lengvai radote mus ir taip toliau. Bet siūlau, jie domisi dėl to, kad nuimti tą įtampą yra toks pradinis žingsnis, bet siūlau ir jums nuoširdžiai jais pasidomėti. Įvėję į kabinetą galbūt pamatysit kažkokį paveikslą, kažkokį apdovanojimą ar dar kažką, pasidomėkit, kas čia, iš kur, ar kažkokias nuotraukas. Jeigu tai šeimos nuotrauka, pagirkit, kad kokie gražūs vaikai, bet tą darykit nuoširdžiai, nes nenuoširdumas labai jaučiasi.
Jeigu einat parduoti kažkokią idėją į butiką, kur galbūt tikitės, kad prekiaus jūsų gaminiais, lygiai tą patį darykit, pagirkit dizainą parduotuvės, pasidomėkit, kaip atsirado aplamai ta parduotuvė, kaip kilo idėja, tai tas duoda efektyvią komunikaciją ir padeda jums parduoti save. Tai šitoj vietoj nuoširdus domėjimasis, ką Indrė ir pasakė. Ne tik, kad atmestinai, kad tą reikia padaryti, aš tą padarysiu, bet pasidomėkit. Jeigu kalbėjot kažkada su klientu ir kažką žinot, kas jam buvo nutikę, galbūt jis buvo atostogose kažkur, visada paklauskit, užsirašykit, jeigu sunku tos dalykus atsiminti. Tai visada stenkitės pagirti, galbūt pasakyti kažkokį komplimentą ir tą bandykit daryti nuoširdžiai. Tai tiesiog patys savo, dėl ko galėčiau pagirti, dėl ko galėčiau pasidomėti, apie ką galėčiau paklausti. Jeigu einat į darbo pokalbį, lygiai taip pat galit labai sėkmingai užeiti į vadovo Instagram paskyrą, į Facebooko paskyrą, pasižiūrėti, kuo jie gyvena, kokiais dalykais domisi, galbūt tai žaidžia golfą, ne? Ir galit pasidomėti, paskui užduoti klausimus, kad vat ten žaidėt, gal ar pati kažko darot ir užsiemat ir taip toliau. Jeigu tai irgi parduodat savo idėją kažkokiam kitam verslui, ieškot verslo partnerio, pasidomėkit, kuo jie gyvena, kas jiem įdomu. Kada atrandam ryšį su panašumu su kažkuo kitu žmogumi, tai tada automatiškai susikuria ryšys, ne? Ir tada lengviau save parduoti. Lengviau, kada mes turim panašumų, mes jaučiamės artimesni tam kitam žmogui. Ir taip savo idėją kažkokią ar, nežinau, kandidatūrą galim lengviau parduoti. Toliau, Indrė. Tai apie šypseną, man atrodo, aš jau pasakiau, kad labai jaučiasi, ypač telefonu, kai kalbat, ar šypsotės. Ir kai šypsotės, visiškai kita energija yra. O kai kalbat, man tai visai labai padeda, kai yra svarbus labai skambučiai, tai yra vaikščiojimas. Vaikštant visiškai yra kita energija nei sėdint, arba jau atsistojus yra visiškai kita energija, tai aš dar ir vaikščiojimą pridėčiau, bet šypsotis, kalbant šypsotis, man to dažnai turbūt trūksta. Visi sako, kad aš labai atrodau griežta, mažai šypsausi, tai man dar irgi to reikia pasimokyti. Ir dar vieną, sakyk. Tai aplamai, jeigu parduodat save, ne, tai perka žmonės su emocija. Ir kada žmonės yra laimingi, jie daug lengviau atsisveikina su pinigais. Kada žmogus yra nelaimingas, jis piniginę laikys tvirtai įsikibęs, ne? O kada jis laimingas, jisai dažniausiai yra atsipalaidavęs ir piniginė padėta ir pinigai paskleisti. Tai reiškia, kad jūs parduodat. Ta šypsena turi tiek, jeigu yra kažkoks pardavimas, jeigu tai yra savęs mokymai, nežinau, kas bebūtų, ne? Pradžiai šypsena, tada kažkokia rimtoji dalis, ne, ar ten diskusija ir taip toliau, ir gale šypsena yra būtina. Kada jau yra pats pardavimas, kada pasiūlot pirkti, įsigyti, tai be šypsenos niekur neikit ir nedrįskit užbaigti pokalbio be šypsenos. Ir dar kas padeda labai nuimti įtampą, tai prisipažinimas, jeigu labai jaudinatės. Lygiai taip pat stovint prieš didelę auditoriją ant scenos, lygiai taip pat atėjus į darbo pokalbį ir visur kitur, kai tik pasakai, kad nuoširdžiai prisipažįsti, kad labai aš jaudinuosi šiuo metu, atrodo nebe pirmą kartą tą darau, tarkim, ne jeigu ant scenos, bet kažkaip šiuo metu aš toksai jaudulį jaučiu, tai jum nuslūksta jaudulys ir auditorija, ir jinai jaudinasi, nes tie, kurie žmonės nelipa ant scenos, jie jaudinasi iš vis beprotiškai, ne? Tai arba jeigu aš atėjau darbo pokalbį ir labai jaudinuosi, tai tarkim, jeigu aš pasakysiu, kad aš labai jaudinuosi, nes man taip svarbu šitas darbo pasiūlymas, jisai man yra labai įdomus, aš labai jo noriu, tai jeigu aš esu darbdavys ir pasako žmogus, kad labai jaunas, jisai ir pasako, kad aš labai noriu ir labai noriu įgauti, štai toks jaudulys, tai aš tai priimčiau labai pozityviai ir labai teigiamai, nes tai parodo žmogaus nuoširdumą. Ir jum pačiam pasakius, pačiai, kad labai jaudinatės, tai va, ta įtampa nuslūksta. Ir tada jau gali išlysta šypsena, nes kai ateini su bele kokiu jauduliu, tai šypsotis tikrai yra labai sudėtinga. O šitą
man kokia sunki su vardu atsiminimu. Bet yra labai svarbu, žmogui vardas yra vienas svarbiausių dalykų. Ir Tai čia yra magiška iš tikrųjų. Jeigu atsimenat žmonių vardus ir kada susitinkat, kreipiatės juos vardu, tai yra žmonėm kaip muzika ausims. Tai stenkitės, kiek galite atsiminti vardus. Jeigu kažkas paskambina jum ir pasako savo vardą, nežinau, užsirašykit kažkur, ne, Jolanta, ir tada taip, Jolanta, kuo galiu padėti. Tai čia veikia magiškai šitie dalykai. Ir jeigu atsiminsit vardus, iš karto irgi ta įtampa nusiema, iš karto žmogus atlaidžiau žiūri, jeigu yra dėrybos kažkokios vedamas, kada kreipiatės vardu, tai atveria labai daug durų. Tai tą rekomenduoju daryti, atsiminti vardus, atsiminti, kaip kas atrodo ir kuo dažniau kreiptis į žmonės vardais. Ir netgi tam pačiam darbų pokalbį, pavyzdžiui, jūsų kažko paklausia, čia aš gal taip labai iniciatyvą mėgstu perimti, bet aš galvoju, kad ir darbo pokalbė tai yra labai svarbu. Jeigu manęs kažko paklausia, aš atsakau ir, pavyzdžiui, sakau, Inga, o kaip jums atrodo šitoje vietoje? Ir tada aš įtraukiu tą darbdavį ar nežinau, ten tą vadovą kažkokį į tą pačią diskusiją ir tada, domisi ne tik tai, atsako, bet ir domisi mano nuomonė, aš pasijaučiu, jeigu aš esu darbdavys, aš pasijaučiu svarbus, nes domisi mano nuomonė, o svarbus nori pasijausti kiekvienas žmogus be išimties. Toliau, būkite geras klausytojas. Tai labai dažnai žmonės, kurie pardavinėja, mėgsta daug kalbėti. Bet iš tikrųjų būti geru pardavėjai tai nereiškia daug kalbėti, tai reiškia būti puikiu klausytoju. Nes pardavėjas geras turi mokėti užduoti tinkamai klausimus ir visą kitą likusį laiką klausytis pirkėją. Tai iš tikrųjų stenkitės nuoširdžiai klausytis, stenkitės išgirsti, stenkitės atsiminti kiekvienam žmogui, pats svarbiausias žmogus yra jis pats. Tai kada jūs klausotės, klausat klausimus apie jį, automatiškai nusiema ir įtampa, nusiema ir kažkoks, jeigu yra priešiškumas, dėl kažko nesutarimai ir taip toliau. Tai stenkitės klausyti, klausti apie jiem įdomius dalykus. Visada pati, kada eidavau susitikimus ir pardavinėdavau kažką, tai praktiškai niekada nešnekėdavau. Kliento išklausdavau viską, papasakodavau viską apie savo gyvenimą nuo A iki Z ir tą pardavimą padaryti, tai užtekdavo paduoti sutartį. Ir sutartis pasirašyta dėl to, kad jisai išsipasako ir labai dažnai, kada žmogus klausosi tavęs, išgirsta viską, ką tu sakai, sako, vau, čia koks komunikalus žmogus, kaip gera buvo bendrauti, o kad tu su juo nebendravai, nieko apie save nepapasakojai, bet jis visą laiką išsipasakojo tau, tai jis priema kaip tave bendraujantį nuostabų žmogų, bet net nesusimastydamas, kad tu buvai tik klausytojas. Tai šitoj vietoj irgi labai svarbu, kiek jūs šnekat ir kiek leidžiat kitiems žmonėms išsisakyti. Taip, ir ypač jeigu jūs parduodat kažką, esat sutikime, pokalbyje, tai jeigu jūs parduodat, jūs turit kalbėti žymiai mažiau negu jūsų klientas. Klientui užtenka užduoti vieną klausimą, kitą ir jis visą laiką prapasakos, jisai išsipasakos pas jau žymiai fainiau, jūs jam suteikėt gerą emociją ir tada klientas yra pasiruošęs pirkti. Toliau, kalbėkite apie tai, kas svarbu jūsų klausytojui. Irgi ne ratais kvadratais, bet tiesiog apie tai, kas svarbu. O kaip sužinoti apie tai, kas svarbu jūsų klausytojui, tai jūs tai galite sužinoti, kaip prieš tai jo klausysitės. Jis jums pasakys, kas jam svarbu ir jūs tada apie tai galėsit kalbėti. Ir būtinai pasidomėkit apie žmogų. Sakau, jeigu einat į susitikimą, į darbo pokalbį ir taip toliau, stenkitės kuo daugiau susirinkti informacijos apie žmogų. Jeigu tai yra kažkokie, nežinau, šilti kontaktai, irgi kas padeda parduoti, nepaklauskit žmogaus, kuris duoda kontaktus, ką žinot, ką mėgsta tas žmogus ir taip toliau. Jeigu yra kažkokį projektą, galbūt bandot kartu daryti, pasidomėkit, kas yra svarbu tam žmogui, kad parduoti idėją.
Tai nepagailėkit laiko šitam dalykui. Ir čia parduodat ar produktą, ar paslaugą, ar einat į darbą, pasidomėkit apie tą įmonę, apie tą visą organizacijų istoriją, dar kažką, nes kai parodo, kad domisi, iš karto užsideda didelį pliusą, jeigu tai parodo. Ir žinai, kai būna klausia darbo pokalbio pabaigos metu, ką žinai apie mūsų kompaniją. Ir kada ten pasako, įkurta, ten kažkokius nereikšmingus dalykus, ne? Bet tu gali, ta prasme, ką žinai, ir dar paklausti, užduot klausimų, tai darbdavys irgi pamato, kad tau tai svarbu, tu nori sužinoti, ar jis pats įkūrė, kaip jiems sekėsi kurdinėti ir taip toliau, tai žmogus pasijunta reikšmingas. Apie ką ir yra sekantis punktas, kad leiskit kitam pasijusti reikšmingam. Žmonėms nieko nėra svarbiau, kaip jiems gauti įvertinimą kažkokį, pasijusti reikšmingam ir taip toliau. Tai ką bedarytumėt, dėl ko besitartumėt, jeigu yra kažkokie ginčiai ir taip toliau, leiskit kitam žmogui pasijusti reikšmingam, uždėkit jam tą karūną, pripažinkit, kad jisai yra daug išmanantis, daug žinantis, wow, kokie pasiekimai ir taip toliau. Kada leisit jam pasijusti reikšmingiam, daug greičiau susitarsi dėl dalykų, kurie jums yra svarbus. Ar tai pardavimas, ar tai kontraktas, ar tai darbo pokalbis ir taip toliau. Nes visi vienareikšmiškai nori būti reikšmingi, svarbus ir taip toliau. Taip, ir pavyzdžiui, jeigu einat į pokalbį dėl darbo, pasidomėjus apie tą įmonę, iš anksto gali pasiruošti klausimų. Skaičiau tokį įdomų faktą apie jūsų įmonę. O kaip ten buvo iš tikrųjų? Arba kas paskatino ten imtis būtent tokios veiklos, o ne kitokios? Kodėl būtent, nežinau, automobilių servisas? Bele ką, svarbu, įdomi, bet kad tai būtų tikra, nebūtų dirbtina, nes tai labai labai jaučiasi tikrai. Ir atsiminkite, kad ginčydami jūs negalite laimėti, ginčydamiesi, tai daug geriau išklausyti ir, pavyzdžiui, apie tai užduoti klausimą. Nes, sakyk, čia mano šuo. Tai jeigu ginčytės, nebemoku ištart, tai laimėt galite, ne? Bet jeigu laimėsit, tai greičiausiai užsitrauksit nemalonę iš savo pašnekovo pusės ir bet kokiu atveju pralaimėsit. Nes tada negausit pasiūlymo, negausit sutarties, neįsigys jūsų produkto ir taip toliau. Tai dėl to yra laimėti tiesiog neįmanoma. Ir ginčytis, ką Indrė sakė, tikrai neverta, geriau užduokit klausimus, pagirkit tą nuomonę, wow, kaip įdomu, dar tokios nuomonės nesu girdėjusi, papasakok plačiau, kodėl taip galvoja. Galite užduoti klausimus, o tu kaip manai, jeigu būtų taip, kažkokiu kitu būdu pabandyti pasakyti apie tai, kaip mąstot jūs, bet jokių būdų neprimetinėti savo tiesos. Tai kiekvienas turi savo tiesą dažniausiai. Tai ir kiekvienam jo tiesa yra tiesa ir tiesiog jie taip mano. Tai tikrai neverta ginčytis ir stengtis įrodyti kažko, bet priimkit kito nuomonę, nes laimėtojai šitoje vietoje nebus. O dabar labai trumpa užduotis. Paspauskit savo ranką. Pačio savo. Aš dabar taip sugalvoju. Paspauskit pačio savo ranką ir pažiūrėkit, kaip tai daro. Aš turėjau tokią labai netrimtą, sakyčiau, bėdą, kai ateidavo pas mane į pokalbis dėl darbo. Aš iš rankos paspaudimo nuspręsdavau, ar dirbs žmogus ar nedirbs. Ir man viso susitikimo eigoje būdavo taip sudėtinga su juo bendrauti, nes aš matydavau iš karto iš rankos paspaudimo, kas dirbs, kas nedirbs. Ir tai man pasiteisindavo apie 90%. Kai ateina į pardavimų, į pokalbį dėl pardavimo, specialisto veiklos, kai žmogus bus pardavėjas ir jeigu jis va tokią ranką paduoda paspaust, niekada jisai nebus geras pardavėjas. Visiškai. Paskui kažkaip aš labai domėjausi apie tos rankos paspaudimą, tai kitą kartą vyrai taip lengvai duoda ranką spaust moterim, nes vyriška ranka, kad bijo suspaust moterį ranką. Bet vis tiek iš paspaudimo man, žinokit, veikdavo bele kaip. Jeigu ateina žmogus pasitikintis savim, niekada nepaduos tos rankos kaip skuduro mazgotis ar kažko. Jisai va taip spaus ranką stipriai, ir čia neina parodyti, nes
ir dažniausiai va tos vietos sueina, kai spaudi ranką, nes būdavo ir taip va ranką atiduoda. Tai pažiūrėkit, kaip pačios spaudžiat rankas ir kaip pačios sveikinatės. Tai yra labai svarbu, tai labai daug ką pasako apie jūs ir apie pasitikėjimą savim. Ir ar verslo, nežinau, vakarienės, ar vat, kažkoks bendruomenės veiklių verslų moterų susitikimas, apie žmogų iškart galiu pasakyti iš rankos paspaudimą. Labai labai daug. Ir labai dažnai dar žmonės, kurie mėgsta dominuoti, mėgsta valdyti situaciją ir taip toliau, tą rankos paspaudimo metu tiesiog paima ir nepaleidžia tavo rankos, ane? Ir laiko. Yra ir buvę ir tokių. Jumis, tai irgi būkite atsargios, tiesiog pastebėkit, žmogus nori dominuoti ir nori būti viršesnis už jūs. Ir dažnai, kai būna, laiko ir dar savo antrą ranką uždeda. Tuo prasme, su abiem rankom duodi taip ir dar uždeda ir laiko ilgai ir kalba, žiūri akis ir dar vis laiko. Taip. Tai einam toliau, kaip sukurti vertę kitiems, kad tave nupirktų. Tai naudokit naudos kalbą. Kas yra ta naudos kalba? Kada jūs išgirstat, nuoširdžiai klausotės pašnekovo, darbdavio, kliento ir jisai įvardina priežastis, dėl ko jam reikia kažkokių dalykų, su kokiom problemom jisai susiduria. Tai ta naudos kalba yra tai, kad jūs pasakot, kaip jūs ir minėjot, kad turit X problemą, kaip jūs ir minėjot, kad jums trūksta pardavimų, kaip jūs ir minėjot, kad jums reikia tokio darbuotojo, tai tiesiog naudokit kliento žodžius, tai, ką jie pasako, ką jūs išgirstat ir tai jų žodžiais įvardinsit naudą jiem, ką jie gaus būtent iš jūsų, įsigydami, įdarbindami jūs ir taip toliau. Emocijos, kurkit geras emocijas. Emocijos parduoda, ką ir minėjau, kada pardavinėjat save, turit klientą priversti jaustis maloniai, priversti jaustis gerai su jumis, kad jisai, ką ir sakiau, lengviau atsisveikintų su savo pinigais, lengviau jūs įdarbintų ir taip toliau. Tai kada jaus geras emocijas, jausis svarbus, tai tiesiog nupirks jūs, jūsų paslaugą ar įdarbins jūs. Ir paskutinis... Ir dar šitoje... Sakyk. Inga, atsiprašau, apie emocijas, labai yra svarbu jūsų emocija. Ne tik tai, kokią klientui sukelsi, bet kokia jūsų emocija. Pavyzdžiui, jeigu darot skambučius, jeigu blogai jaučiate, nežinau, kažkas atsitiko, nepasisekė, nubūna, nemalonios emocijos visokios, neskambinkit, sugadinsit tos kontaktus. Turit būti pozityviai nusiteikusios, turi jaustis jūsų energija, kai jūs skambinat. Šaltus skambučius kažkas daro, kažkas skambina klientam, nežinau, kažkas atsitiko, nekrito apmokėjimas elektroniniai parduotuvėje, matot. Labai jausis jūsų emocija. Pavaikščiokit po kambarį greitai. Iškart šiek tiek pakelsit savo energiją ir skambinkit tada. Nes tai jaučiasi. Atrašinėjant žinutes. Kai atrašai, žmogus perskaitos to emociją, kokia jisai yra tuo metu. Tai toj vietoj emodžiai labai gerai sužaidžia. Ir paskutinis dalykas yra klausimai. Tai ne kartą sakiau, kas jau girdėjot, kas negirdėjot, kad klausimai pardavimuose yra būtini ir numeris 1. Kas neklausia klausimų, tai žūna. Kas klausia per mažai klausimų ir netinkamų klausimų, ta žūna, bet iš lėto. Tai klauskit klausimus, pasiruoškit, kur beeitumėt, ką bedarytumėt, einat į darbo pokalbį, pasiruošėt klausimus, pardavinėjat kažką, pasiruošėt klausimus, pardavinėjat socialinėje erdvėje, klausėt žmonių klausimų, ką jie mano, kokia jų patirtis. Tai naudokit kuo daugiau klausimų ir naudokit atvirus klausimus, kad klientai galėtų papasakoti daugiau, o ne tai būtų atsakymas taip arba ne. Nes tada tiesiog nesulauksit daug išsamios informacijos, ką galite panaudoti naudos kalbai pardavimui. Ir dar labai svarbu neklausti klausimo kodėl, todėl kad klausimas kodėl verčia gintis. Ir atrodo lyg kaltintų. Tarkim, kodėl ten tas ir anas. Galima pakeisti, pavyzdžiui, kaip jūs manot, kas ten ir taip toliau. Pakeisti kodėl klausimą į kitokį klausimą, kuris netaptų kaltinimu tam žmogui. Tarkim, nežinau, dabar taip staigiai nesugalvoju, bet
kad ir pačiam darbo pokalbyje, kodėl jūs taip manot, kad ten tas ir anas. O kaip tu paklausi, kaip jums atrodo, kas paskatino tą žmogų imtis tokių veiksmų, ne? Visiškai kitaip atrodo, kaip jums atrodo, jau skamba, kad aš domiuosi tavo nuomonę, man jinai svarbi tavo nuomonė. Ir atrodo paprastas klausimas, apsuktas iš kitos pusės, jisai skamba visiškai kitaip. Tai ką? Ištrukom, Inga, sakė, valandą pusantros, priklauso nuo tokie klausimų, be jokių klausimų, 1,5 valandos. Tai yra labai susiję, tai yra labai svarbu, tos visos užduotys matėt, tarpusavį persipinę visaip kaip ir pasitikėjimas savim ir daug kitų dalykų. Tai jei turit klausimų, parašykit, o dabar, kaip ir minėjom, ir visom tom moterim, kurios pardavinėt paslaugas, siūlau atkreipti dėmesį į mūsų pardavimą, kurį mes dabar ir pradedam, ir mes norim jums parodyti ir parodysime nuostabių klienčių proveržių pavyzdžių, kurio būdamos klube, ką patyrė moterys ir ką jos gauna, tai gauna susitikimus, bendrystę, problemų ir užklausų sprendimą, kas susiję su veiklom ir verslais, gauna mastermind klausimų atsakymų sesijas ir daugybę mokymų. Ir viena mūsų klienčių yra Irma Trečiakienė, yra Kokoko ūkio desertų studijos įkūrėja ir jos pajamos būnant klube padvigubėjo, o dirba ji žymiai ženkliai mažiau ir gali užsiimti kitą širdžiai mėgstamą veiklą. Tai klausimas jums, ar jūs norit pasidvigubinti savo pajamas? Ir rašykit vienetuką komentaruose, jeigu norit, ir dvejetuką, jeigu nenorit. Nu tai kur tie vienetukai? Ar turim jų? Niekas nenori pasidvigubinti pajamų? O, prasidėjo. Super. Gerai, galim eiti toliau. Ingrida Mickevičė yra viena iš mūsų mentorių, sėkminga aš klube. Ingrida sako, kad jaučiausi finansiškai visiškai nesaugi išeiti iš samdomo darbo ir nesuvokiau, kaip tą saugumą užtikrinti. Atsiprašau, neatsimenu vardo, kaip ir sakiau, su vardais ne kažką, bet viena iš kalbėjote, ne, kad sakėt, norit išeiti saugiai iš samdomo darbo. Tai Ingrida saugiai išėjo iš samdomo darbo, mes kartu susidėliojom, dirbant su ją asmeniškai, finansinį planą ir iš kur gauti pajamų, ir jinai jaučiasi puikiai, uždirbdama dabar iš mylimos veiklos. Ir jinai yra šiuo metu socialinių tinklų marketingo strateginė, prekinio ženklo Amuilo virtuvė įkūrėja ir puoselėtoja, ir jinai sėkmingai ir saugiai išėjo iš samdomo darbo, kas yra tikrai labai svarbu. Taip, Dovilė. Sėkmės jums. Elvyra Kudrešovienė, kuri šiuo metu irgi mačiau yra prisijungusi šios mokymus, ir kas labai keista, kai veikli versli moteris, sukūrusi didžiulius verslus, sako, kad buvau užstrigusi ir besusukanti tarsi užburtame rate, kai atrodo tikrai labai pasitikė Elvyra savim, ir nesėkminga klientų paieška. Jei jau finansų konsultantė, tai atrodo turi būti santūri, soctinkluose bijau rodyti save, nes netinkamas amžius, atrodė aplink visom sekas, tik aš kažkur prasmegusi, tarsi liūnė kokiam. Tai Elvyra Kudrešovienė sukūrė prekinį ženklą Finansų baba, jinai yra finansų patarėja, lektorė, mentorė finansų klausimais, ir sukūrė tokį prekinį ženklą skambiu pavadinimu, ir Elvyra kviečiasi ir televizijos, ir kviečiasi į įvairius įdomius projektus. Ir kokio mes vertybėm gyvenam klube Sėkminga aš? Tai pratęsi, Indrė, gerai. Tai vyksta gausa skirtingų mokymų, turim jau virš 35 mokymų įrašų. Šiai dienai esam sutarę ir dėl ES finansavimo skirtingiems verslams turėsim susitikimą. Taip pat dėl dirbtinio intelekto numatomi mokymai, tik liko suderinti datas. Turime dar vieną siurprizą klubui, ir
visada iki šiol mokymus vesdavo tik tai moteris ir dabar kalbam su vienu vyriškiu ir planuojam jį pasikviesti pas save į klubą pravesti mokymų. Tai bus kažkas naujo, nauji vėjai klube. Taip pat vyksta mastermind klausimų atsakymų sesijos, kurių metu moteris išsikelia klausimus ir labai raginam visas dalyvauti, nes jų metu tikrai galit gauti didelį kiekį informacijos, daug naudingų patarimų ir mes su Indre daliname savo įžvalgomis. Tai jeigu kažkokie klausimai esat laukiamos visos, taip pat vyksta kavageriai, kur moteris ir juokiasi, ir verkia, ir kiekvieną kartą iš jų išeina paaugusios. Tai erdvė, kada nevyksta įrašai ir moteris gali tiesiog pasakot, kalbėti apie visiškai viską. Ir įvairiom įdomiom temom. Tikrai taip. Ir vyksta gyvi susitikimai. Šiuo metu susitikimų turėsim labai daug ir skirtingose Lietuvos miestuose. Kiekviena mieste turim ambasadorę ir ne po vieną, kur bus ne tik vienas susitikimas mieste, bet po keletą netgi tikėtina Per mėnesį. Tai susitikimai vyksta Vilniuj, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoj, Panevėžy, Alytuj, Telšiuose, Kretingoje ir numatomi dar ir kitose miestuose. Taip kad laukia daug gražių dalykų, jeigu sugalvosit prisijungti prie klubo. Taip pat, ko dar neįvardinau, tai yra mėnesio temos su ekspertais, kur yra 4 iš viso susitikimai, irgi lieka visi įrašai, o ekspertai dalinasi skirtingom temom. Tai čia kažkur turėtume turėti ir netgi temas eksperto, ne, Indre? Tik dabar žiūriu, kad tai temas įvardinsiu ir norim pakviesti visas prisijungti į sėkmingą klubą bendruomenę ir kartu kurti verslus, veiklas, kartu siekti tikslų, bendrauti, palaikyti vieną kitą ir taip toliau. Ir šiandien su Indre perskaičiavom klubo naudas, kiek visko daug yra, nes, kaip ir minėjau, jau virš 35 mokymų įrašų, taip pat virš 20 susitikimų su ekspertais įrašų ir visi kiti dalykai, kurių vertė yra 1525 eurai, jeigu pirktumėt atskirai. Tai iš tikrųjų yra didelė suma, o šiai dienai norim pakviesti prisijungti klubą už išskirtinę kainą šio webinaro dalyviams, tai yra mėnesis narystės už 19 eurų arba 6 mėnesių narystės įgyti už 90 eurų, tai gaunas 15 eurų per mėnesį. Pasidalinsim nuolaidos kodais, tai jeigu norėsit prisijungti, galite tą padaryti su kodu webinaras arba webinaras 6 ir šis pasiūlymas galioja 3 dienas, dar būtinai atsiųsiu pasiūlymą elektroniniu paštu ir labai lauksim visų prisijungiant. O čia matot mėnesio temą su ekspertais, tai buvo kaip padidinti pajamas, kaip paruošti kūną vasarai, kaip išgirsti savo vidinį balsą, kaip ugdyti sąmoningumą ir susikurti kokybišką kasdienybę, taip pat apie maisto planavimą, kaip gyventi sveikiau ir taupyti laiką ir pinigus. Ir šį mėnesio ekspertės veda tema, kaip parduoda tavo įvaizdis, tai yra apie stilių. Tai temos iš tikrųjų visos naudingos, aktualios, tiek su verslu susijusios, tiek su asmeniniu augimu. Indre, gal tu pratęsi? Tai dar kartą visos įmanomos ir galimos naudos ir dar yra jų daugiau negu čia įrašyta. Kas labai svarbu ir ką tikrai labai norėčiau išskirti, tai palaikymą, vienų kitų palaikymą ir padrąsimą ir bendruomenę pačią moterų. Ir jeigu tave apsupia 5 milijonieriai, tu būsi 6, tai šita vieta yra mano galva labai svarbi, tarp kokių žmonių tu esi. Ar jie tave, kaip ir prieš tai minėjau, ne, kaip inkarai tempia žemyn, ar pakilėja, padrąsina, tu daryk, tau pavyks ir dar padeda surasti klientų. Kas dar labai labai svarbu ir neįkainojama, tai kontaktai. Tai kontaktai klube šiuo metu yra netoli 300 moterų, jos įsibarstę ne tik po Lietuvą, bet ir po visą pasaulį, ir Ispanijoje, ir Skandinavijoje, ir Amerikoje, ir kaip, pavyzdžiui, pernai prieš Kalėdas klienčių, kuriančių ir gaminančių įvairius gražius dirbinius, gaminiai keliaudavo į Ameriką, į kitos klientės butiką. Tai kontaktai yra labai svarbus dalykas, norint auginti savo verslus, nesvarbu ar kuriat produktus ar paslaugas. Tai šitus dalykus
tiek kontaktus, tiek palaikymą. Labai stipriai išskiriu. Daug klube yra dar ir asmeninio augimo mokymų. Tai jeigu jūs ir dirbant samdomą darbą, tai tų mokymų klube irgi yra daug. Ir mes esam su Inga įsitikinę, kad kiek augi tu, tiek auga tavo verslas. Stiprini pasitikėjimą savim, stiprini savo savivertę. Tai yra labai stipriai susijęs su finansais. Ir kai tu pastiprini tiek pasitikėjimą savim, tiek savivertę, arba tu gauni geresnį samdomą darbą, arba išsikovoji geresnį atlyginimą, jeigu kuri verslą, savo verslę pradedi uždirbti daug daugiau, nes visiškai kitaip vertini save ir visiškai kitaip įkaini savo laiką. Tai lauksim visų prisijungiant į klubą, tų moterų, kurios dar nesą klube, o dabar galim atsakyti į jum iškilusius klausimus. Ar tokių turim? Kas negalite įsijungti kameros, parašykit, prašau, arba kad ir ne kamera, gal tik tai mikrofoną norite įsijungti ir paklausti iš to, ką čia viską šį vakarą tiek daug prikalbėjom. Tai ką, visom viskas aišku, kas nesa klube, laukia turbūt Ingos laiško ir eina prisijungti klubą. Ir gražaus visom vakaro ir iki kitų susitikimų tiek klube, tiek kitose mokymuose. Taip. O, sakykime, aš esu sėkminga, aš klube ir po pusės metų čia nereikia pergyventi, automatiškai prasitęsti, ten nereikia rašyti, ar reiks rašyti, kad prasitęstų, nes tikrai kada labai... Kada prisijungėt? Čia sakau, 1,5 mėnesio aš gal dar tik esu. Tai tada nereikės. Nereikės. Ne, nes mes kaip tik Liepos mėnesį persikraustėm į naują www, kur jau šito nereikės ir nereikia klientėms sugalvoti dėl šitų dalykų. Jo, po to taip, aš prieš tai prisijungiu. Taip, mums reikės jūs prijungti dar kažkaip kitaip, kad jūs labiau viską matytumėt, kas yra. Aš nematau ir va tikrai kitą kartą gerai, kad atsiunčia tos emailus, nes man kitą kartą, aš negaliu prisijungti, bet galiu ne visą laiką pastebiu. Tai labai nenorėčiau, kad nutrūktų tas sėkmingas klube, nes tikrai labai daug informacijos ir labai įdomu augti ir būti kartu ir daug sužinoti visko. Ir iki kavagį galiu visada prisijungiu, tikrai, ne visada galiu dėl darbo, bet kai galiu visada stengiuosi būti kartu. Ačiū Jums labai. Matau, kad Elvyra su Jolita labai klauso apie kavagirius. Smagu jam, tikrai, taip, nes jos išskirtinis renginius veda. Va, aš pašamuojuoju. Užstrigus Anglijoje, bet aš greitai grįšiu čia trumpam iki naujų iš tikrųjų ir tada gyvenu pati Kaune, tai labai laukiu tų gyvų susitikimų, jungti moterų tos ratus, bet dar iki naujų metų aš čia turiu dėl kai kurių priežasčių atbūti Anglijoje, nors ir čia, žinot, kaip būna. Pasimatysim gyvai. Jo, labai laukiu iš to gyvai susitikimo ir bendravimo toliau. Super, ačiū labai. Tai Edita, kad įsijungėt jau mikrofoną, tai pasakykit, prašau, ką naudingiausiai išsinešate iš šių mokymų? Oi, labai daug informacijos, labai daug visko, kad ir paprasčiausiai toks paprastas, sakykime, nepaprastas dalykas, tas energijos perdėjimas, kaip reikia su energija visą laiką kalbėti. Ir aš dabar, žinokit, ir man iškilo iš karto tas iš pat vaikystės, kaip aš eilėraštis mane mokykloje veždavo, aš buvau skaitovų konkursai ir mane veždavo. Ir aš taip galvoju, aš taip gražiai, aš niekada neturėjau tokios labai didelės drąsos. Ir aš atrodo, taip gražiai išmokdavau tos eilėraščius sakyt, kaip dabar prisimenu, ateina į tą konkursą toks berniukas, mes mokinukai buvom, ir jisai, kad pradėjo tą eilėraščių ranko gestai su tokia visa energija, tada apie tai niekas nekalbėjo. Ir dabar tiesiog vaikystės, bet kalbant jums, aš atgaminau, ką reiškia ta energija. Ir man tas eilėraštis net nebuvo toks gražus ir aš galvoju, čia aš turėjau laimėti, čia aš tada 3 vietą užėmiau, tai 1. Bet tas perdavimas, ta energija, tas pasitikėjimas savim, iš karto atrodo tikrai pakeičia žmonių visą matymą ir mąstymą ir tas energija. Ir tas labai rankos paspaudimas, kad paprasčiausiai atrodo, kaip tas laikas, ko negali sakyti paprastas, nepaprastas dalykas, tas rankos paspaudimas, kad kiek gali priduoti ir pasitikėjimo. Ir aplamai visas labai fainas, labai klausiau, labai daug rašiausi, jeigu pastebėjot, rašiau, bet aš visą laiką perklausau dar 2 kartą visus, tada visai kitaip išgirsti, ne viską išgirsti 1 kartą. Tai įsinešu labai daug užsirašiusi ir priminimų, ir naujų žinojimų, ir ką daryti, ir kaip pradėti. Ir aišku, dar labai patiko, kad šiandien buvo kalbama
daug apie tai, kad, nu, ne tik tai, kas turi savo verslus, bet gal kas ir nori į naują darbą pereiti. Tiesiog, tai visą laiką man kažkaip tai visą laiką, žinot, tik, ai, čia verslas, verslas, verslas. Ir, o čia dabar, bet gal tu tikrai nenori, kaip jūs sakėt, gal aš noriu tik tai naują darbą susirasti ir kaip padėti savo, kai susiras naują darbą. Tai tas irgi labai daug imponavo. Nu ir ačiū Jums labai. Ačiū, Edita, labai. Tai nepriešinam daugiau. Ačiū, Edita. Ačiū labai visom šį vakarą skirusiom laiko ir linkėjimai visom tom, kurios žiūrėsit įrašą. Gražaus vakaro. Ir iki kitų kartų. Dėkui. Visų geriausio. Laukiam klube. Iki merginos. Iki.